Sveiki visi sugrįžę į Manto šou. Pradėkime nuo naujienos, kuri gali sukrėsti kriptovaliutų pasaulį. Donaldas Trumpas sugrįžo į valdžią ir dabar intensyviai diskutuojama apie galimą naują mokesčių politiką, kuri galėtų visiškai pakeisti JAV kriptovaliutų rinką. Diskusija yra apie tai, kad Donaldas Trumpas galvoja pašalinti kapitalo prieaugio mokestį Jungtinės Amerikos valstijose sukurtoms kriptovaliutoms. Jei tai taps realybė, tokios monetos kaip XRP, XLM, Algo ir HBAR gali sulaukti milžiniško susidomėjimo ir investicijų antplūdžio. Šis pokytis reikštų, kad ne tik investuotojai galėtų laisviau prekiauti, bet ir pats JAV kriptovaliutų sektorius galėtų tapti pasauliniu centru. Dabar pakalbėkime apie vieną iš šių monetų. Kodėl ši moneta, mano manimu, yra viena iš perspektyviausių kripto rinkoje? Aš šiandien kartu su jumis pabandysiu apžvelgti viską, pradedant nuo partnerysčių, teisinio aiškumo iki jos poveikio aplinkai ir ateities panaudojimo atveju. Ripple įmonė, kuri naudoja XRP monetą teikdama paslaugą savo klientams, bendradarbiauja su daugiau nei 20 centrinių bankų visame pasaulyje, padeda jiems kurti centrinių bankų skaitmeninės valiutas CBDC. Tokios šalis kaip Butanas ir Juodkalnija jau dirba su Ripple siekdamos pagerinti finansinį įtraukį ir sumažinti sandorių kaštus. Ripple CBDC platforma, kuri veikia ant XRP ledgerio, technologijos yra esminė infrastruktūra, kurios reikia naujai finansiniai ekosistemai. Be to, Ripple dalyvauja tokiuose projektuose kaip skaitmeninio svaro fondas Digital Pound Foundation ir skaitmeninė euro asociacija Digital Euro Association, stiprindama savo pozicijas kaip pasaulinis lyderis finansų srityje. Teisinis aiškumas JAV taip pat suteikia XRP unikalią poziciją. 2023 m. Liepos mėnesį federalinis teismas nusprendė, kad XRP nėra vertybinis popierius, kai jis parduodamas viešose biržose mažmeniniams investuotojams. Tai buvo milžiniškas laimėjimas, nes daugelis kitų kriptovaliutų vis dar susiduria su reguliavimo neapibrėžtumu. Nors dar yra neišspręstų teisinių klausimų, XRP dabar turi tvirtą pagrindą JAV rinkoje. XRP stiprybė yra jos realus panaudojimas. Ši moneta yra Ripple On Demand Liquidity ODL paslaugos pagrindas, kuri pašalina poreikį iš anksto finansuoti sąskaitas tarptautiniuose mokėjimuose. Pavyzdžiui, SBI Remit Japonija naudoja ODL siųsti pinigus į tokias šalis kaip Filipinai, Vietnamas ir Indonezija, žymiai sumažindama išlaidas ir pagreitina operacijas. Lietuvos internetinių pinigų pervedimų tiekėjas Finci taip pat bendradarbiauja su Ripple. Šis bendradarbiavimas leidžia Finci naudoti RippleNet On Demand Liquidity, kad užtikrintų greitesnius ir pigesnius tarptautinius pervedimus. Tokios ir panašios partnerystės dar kartą parodo, kad Ripple sugeba integruotis į pasaulinę finansų sistemą ir spręsti daugiamilijardines problemas. XRP ledgeris taip pat yra vienas iš energetiškai efektyviausių blockchain tinklų. Įmonė naudoja savo technologiją anglies dvideginio kreditų prekybai, leidžiant lengviau tokenizuoti ir prekiauti anglies dvideginio kompensacijomis, skaidriu ir efektyviu būdu. Tai puikiai dera su pasauliniais tvarumo tikslais ir gali atverti visiškai naujas rinkas. XRP ETF projektai taip pat sparčiai plečiasi. 2024 m. spalį Bitwise pateikė paraišką SEC dėl pirmo spot XRP ETF. Vėliau 21 Shares ir Canary Capital taip pat įtraukė XRP į savo planus, siekdami suteikti investuotojams tiesioginę prieigą prie šio turto. Tuo pačiu Grayscale įtraukė XRP į savo kriptovaliutų fondų krepšelį. Tai rodo, kad institucinis susidomėjimas XRP toliau auga. Dar viena reikšminga vakar pasirodžiusi naujiena. Prancūzijos finansų milžinas paskelbė, kad jų euro stablecoin, stabilioji moneta EURCV, bus integruotas į XRP ledgerį.
Ši naujiena rodo, kad Ripple ekosistema tampa pagrindinė platforma ne tik kriptovaliutų, bet ir tradiciniam finansų sektoriui, siekiant pereiti prie blockchain technologijos. SocGen žingsnis pabrėžia XRP ledgerį kaip greitą, efektyvę ir patikimą infrastruktūrą. Taigi po tokių naujienų pažvelkime į XRP kainą. Kaip matome, XRP keliauja stipriai į viršų. Per šiandien ir vakar po paskelbtų naujienų XRP kaina pakilo, toj pažiūrim, žiūrėkit, 30%. Bet jeigu žiūrėsim į didelį paveikslą, per pastaros 6-7 metus formuoja šitą trikampį. Ir mano manimu, kad didžioji kainos atradimo kelionė prasidės tada, kai kaina prasiverš pro šitą rezistenciją. Kai tai atsitiks, mes galime greitai pažiūrėti, kadangi trikampio kainos taikinys matuojamas paėmus didžiausią tarpą nuo apačios iki viršaus ir tada pridedam į tą vietą, kurioj kaina prasiveržia, tai turėtų būti kažkur čia. Ir mes turime apie $30 už vieną XRP monetą. Ir manau, tai gali įvykti, nes visos naujienos labai pozityvios šiuo metu. Ir kadangi visas tas bull market sezonas taip pat prasideda, tai mes šio sezono pabaigoje, šio bumo pabaigoje, manau, galime pasiekti šį lygį. O kol kas tai visas šitas sviravimas šitam trikampį man nieko kaip ir nereiškia, nes aš žiūriu į ilgesnį laiko tarpą, nesistengiu pagauti čia tų mažų sviravimų kiekvieną dieną, taip kad viskas dar prieš akį. Ir jeigu jūs tik dabar sužinojate apie šią monetą, tai manau, kad dar nėra vėlu ją investuoti. Ir dar kitas būdas, kaip mes galime pamatuoti taikinį, kur kaina gali keliauti. Tai paėmus Fibonacci, taip pat matuojame nuo aukščiausio taško iki žemiausio. Ir mes, kaip matome, praktiškai Fibonacci įrankis taip pat rodo tą pačią vietą, kai $23. Tai vat šiame tarpe, manau, ir mes turėsim XRP kainą šio kripto bumo pabaigoje. Ir pabaigai norėjau pasakyti, kad XRP nėra tik dar viena kriptovaliuta. Tai kertinis ateities finansų sistemos akmuo. Jei reguliavimo aplinka toliau keisis XRP naudai, pagalvokite apie tai. Tai viena iš nedaugelio kriptovaliutų turinčių teisinį aiškumą JAV. Jie yra pagrindinė dalyvė daugelyje CBDC projektų, sprendžia realias problemas tarptautinėse mokėjimuose ir tvari, ekologiška, o taip pat turi potencialų ETF projektų, kurie gali dar labiau paskatinti jos augimą. Ir dabar su nauja politika ir galimai palankia mokesčių sistema Jungtinėse Amerikos valstijose XRP gali tapti dar patrauklesnė investuotojams. Jos vertė gali šoktelti į neįsivaizduojamas aukštumas. Todėl dabar, kai rinka dar neįvertino visų šių aspektų, galime sakyti, kad XRP yra tikras paslėptas perlas skaitmeninio turto pasaulyje. Ateitis šiai monetai atrodo šviesi. Jei stebite visus šios pokyčius, jūs esate žingsnių priekyje. Su tuo juos ir sveikinu. Nepamirškite prenumeruoti šį kanalą ir pasidalinkite su draugais. Iki kito karto.